Sveiki žvejai! Sveiki. Sveiki. Taigi, pagaliau atėjo tikrasis pavasaris. Ir šį kartą gaudysime nestovėdami ant upės kranto, o su meškerėmis ant jų. Taigi, upės didžiosios nors ir labai stipriai ištvinusios, bet jų intakai jau grįžta į savo vagas. Ir šiandien su Ugnium ir Valdu startuosime prie nedidelio upelio gaudyti, tikiuosi, stambių kuojų. Na, upės tom ir yra įdomios, kad jose gyvena daug įvairių žuvų. Ir manau, kad tikrai mus šiandien turėtų nustebinti dar koks nors vienas kitoks egzempliorius apart kuoja. Neaušinam be reikalo burnu, nes stovėdami čia ant kranto ir šnekėdami tikrai žuvies nepagausime. Taigi, pirmin į upę. Na ir kaip visada, mūsų žūklę pradėsime nuo jaukų pasiruošimo. Valdas turi paruošęs vieną gerą receptą, kuris, manau, kad šiandieniniams kuojams turėtų tikti. Dargi visgi vanduo yra šaltas ir manau, kad keletas komponentų, apie kuriuos papasakos Valdas, tikrai vilios šiandieninės mums kuojas. Taigi, Valdai, pradedam. Jauką pradėsime maišyti nuo šviežiai naujo sukurto Elite Timar Mix jaukas Match. Tada imsime Timar Mix jaukas universalus baltai žuviai. Pogi vanduo yra kol kas šaltas, jokių saldžių kvapų labai nedėsim. Dėsim slieko ir kad paklijuotų biškį šiek tiek melasos. Žinoma, molis, nes gaudysim upėj, spalvotos dalis, vadinami spalvoti džiūvėsiai. Pilsim gryną slieką be vandens, kad būtų šiek tiek aitresnis kvapas. Duosime jaukų šiek tiek pabrinkt. Matote, jisai savė turi tikrai daug visokių sočių komponentų. Kukurūzai, kanapės, linų sėlenus, begalė visko. 2 kg jauko ant 2 kg molio, tai pusė per pusę. Žinoma, melasą, kad dar šiek tiek suklijuotų jauką geriau. Na štai ir pačioje pabaigoje spalvotos dalis. Na štai kaip jos išsiskiria iš tamsios masės. Štai matote, kiek daug spalvotų detalių. Iš tikrųjų, jeigu norite patikrinti, ar jaukas jūsų pakankamai lipnus ir jo greitai neišplaus srovė, tai išmetat šaratuką, krenta ir neišbyra. Viskas. Jūsų jaukas tikrai lėtai bus plaunamas. Žinoma, šiek tiek truklio lervų. Na va, mūsų pusvalandinė procedūra baigta, jaukas gatavas. Ko gero, už kokių gerų kelių minučių jis keliaus į vandenį. Jaukai paruošti. Pasidalinsime į 3 dalis, nes šiandien gaudome 3 ir pradėsime jaukinimą.
Taigi pirminis jaukinimas atliktas, gaudome netoli kranto, dėl to ir metame visiškai netoli kranto, nes žuvis yra neaktyvios, upė yra pakilusi ir glaudžiasi arčiau kranto. Dėl to ir mūsų jaukas bus plaunamas link kranto, kur susibūrusios, manykime, žuvis yra. Ir bandysime jas išlaikyti vienoje vietoje ties mūsų pateiktais masalais. Pradedame žūklę. Patinas jaučiasi, ne, patelė, galvojau, šiurkštumas jaučiasi, tačiau ne, štai. Šiandieninis pagrindinis jų masalas yra visgi ne kas kitas, o sliekas. Šiek tiek keista, bandžiau ir uodo truklio lervą, ir musės lervą, tačiau užsidėjus slieką, štai va tokie gražūs laimikiai mus pradėjo džiuginti. Šiek tiek vėliau pakalbėsime apie sistemėlę ir būtent, kas mane nustebino šitoje vietoje, žvejybos būdą. Šiek tiek saulutė pasislėpė, pasidarė jos drąsesnės, aktyvesnės ir seka kibimas vienas paskui kitą, tiek man, tiek mano bičiuliui ugniui. Kaip matėte, prie pat krašto, be jokių didelių įmantrybių, štai, dar viena pavasarinė koja.
Štai tokius grožės. Tikrusios, kaip sakoma, motininės kojos mamytės. Plonas valas, lankstus įrankis, srovė, liuks. Tikrai šaunus ir puikus įspūdžiai. Ir kaip matot, visa žuvis tikrai. Eilinį kartą įsitikinau, kad šiandien yra prie kranto. Ir ne šiaip savo kokios mažytės kojos, o tikrai stambios, rimtos, pasiruošusios nerštui kojos. Taip kad visiems rekomenduoju pasiieškoti upelių nedidelių, kurie jungiasi su pakankamai didelėmis upėmis. Šiuo metu didelės upės yra stipriai pakilusios, dėl to visos žuvis, ne tik kojos, bet ir karšiai, karosai lenda į mažesnius upelius. Na, o savaime suprantama kojos tuo pačiu ruošiasi ir nerštui. O kitos žuvis tiesiog slepiasi nuo didelės srovės, ieškodamas užuovėjų mažesniuose upeliuose. Šitas upelis neišimtis ir kaip matote tikrai įspūdingi ir puikus laimikiai. Šiandien naudojame 10 numerio nedidelius kabliukus, pakankamai storos vielos, nes gaudome su slieku, ne musės lerva, ne trūklio lerva, aš slieku, dėl to ir stambus kablys. Ir savaime suprantama, tikėjomės tikrai stambių laimikių, kurie šiandien mūsų nenuvylė. Slikus šiandien naudoju 2 numerio. Nei dideli, nei maži. Tiesiog imu tikrai ne, kaip pavasariui slieka nemenko dydžio. Nes kaip matote, kojos irgi ne iš menkiausių. Bet štaip kabinamas. Ir dar turiu slaptą ginklą. Čia mano rankose yra česnako kvapas, kuriuo aš šiek tiek apipurškiu savo sliekelį. Porą kartų. Česnako kvapas yra labai gerai šaltam vandeniui ir šiandien kojom tai tikrai jisai tinka. Tačiau mano krepšyje yra dar keletas naujovių, apie kurias dabar kaip tik ir pakalbėsiu. Kai kas yra sena, bet šiek tiek atsinaujinę. Pavyzdžiui, mes čia turime uodo trūklio skystą kvapą, kuriuo galima drėkinti jauką. Nenustebkite, kad jisai yra šviesios spalvos, bet jisai tikrai kvepia uodo trūklio lervomis ir labai tinkamas yra šaltam vandeniui ir šiaip visam vandeniui. Uodo trūklio lervos kvapas tai yra visapusiškai universalus kvapas, kuris tiek žiemą, tiek vasarą, nesvarbu kokiu metų laiku, tikrai yra labai efektyvus. Toliau, kas yra naujovė, tai yra karamelės kvapas, kurio nebuvo. Na, mūsų tradicinis šokoladas, tačiau jisai, atkreipti noriu dėmesį, yra supakuotas į šiek tiek mažesnius buteliukus po 250 gramų ir kaip matote, čia yra nurodyta, kad 250 gramų yra skirtas 3 kilogramams jauko. Bei karšis specialus kvapas šiek tiek yra patobulintas, savaime suprantama, mes jį dar naudosime. Gaudysime karšius. Čia, aišku, savaime suprantama, ne visa yra gama, tiesiog kas papuolė man po ranka einant iš namų. Taipogi yra naujų ir purškiamų kvapų, kurie yra naudojami paaktyvinti masalą, purškiami ant kabliuko, kaip matėte, naudojau česnaką, yra medaus kvapas, yra kvapas skirtas karšiui, jisai yra didesnės koncentracijos, todėl labiau ir aktyviau vilioja žuvis ir koncentruočiau, kad išsiskirtų iš pateikto jauko jūsų pateiktas masalas. Savaimegi suprantama, kad tai nėra visas rinkinys Timar Mix kvapų. Tik tais, kaip ir minėjau, kad kas papuolė po ranką. Dar girdėjau, kad atsiras ir naujų kvapų, girdėjau, kad ir slyvos kvapas, kuris ypatingai irgi vilioja žuvis. Čia jau bendrai bendradarbiaujant su Lietuvos sportininkais tiek dugninės, tiek plūdinės žūklės buvo pasikviestas į Lietuvą Timar Mix išradėjas jaukų ir su juo bendrai svarstant, diskutuojant, ko reikia Lietuvai, buvo sukurta eilė kvapų, skystų
kvapų bei patobulinti jaukai būtent Lietuvai, Lietuvos ežerams. Taip, kad visi pirmin ir ieškokite naujovių nuo Timar Mix. Kalbant trumpai apie sistemą, kokią man parekomendavo šiandieną Ugnius, pati paprasčiausia. Ant pagrindinio valo rišamas yra vienas švinas. Aš šiandien gaudau 6 gramų plūdę, nes pakankamai rimta srovė. Ir šiek tiek metu į srovę, o tik tai pačią plūdę prisiridinu prie krašto. Ir apie 30 cm pavadėlis, šiek tiek trumpesnis negu naudojau praeitose laidose Nemune gaudydamas. Ten naudojau netgi 1,5 metro pavadėlį, čia tokio nereikia. Čia pakankamai yra srovė ramesnė. Ir tiesiog, kaip ir minėjau, kuo Ugnius mane šiandien nustebino, tai kad žvejyba vyksta visiškai prie krašto. Užmetame masalą šiek tiek giliau, pasroviui, ir plūdę prisitempiame į ramesnę vietelę, kad netaip veiktų srovės ir taip toks gaudymas kaip pusiau dugninė. Ir laikome prie pačio krašto. Šiek tiek galime eksperimentuoti, norime, galime giliau paleisti. Įvairovė turi būti, nereikia užsisėdėti viename taške. Ir aprimus šiek tiek kibimui, visada pasiruošiame porą graikiško riešuto dydžio jauko rutuliukų. Ir pajaukiname netoli krančiuko, kur ramesnė srovė, kur jūsų masalas, ten turi būti ir jūsų jaukas. Taigi, manau, kad su šia gaidele ir baigsime laidą. Kaip matau, kojos šiek tiek aprimo kibimas, po truputį krenta vanduo ir jų vietas užima štai tokie gražūs karosai. Ugniui nusišypsoja laimė ištraukti 3, man tik 1, tačiau susigrumti su tokia gražia žuvim, tokia srovė tikrai yra malonu.
Ne veltui upės yra ir įdomios, kad juose gyvena įvairiausios žuvų rūšys. Taigi, noriu reziumuoti mūsų šiandieninę laidą. Pirmiausia, noriu padėkoti labai Ugniui, kad čia mus pasikvietė, kad būtent parodė, kokiu būdu reikia gaudyti šioje upėje kuojas, savaime suprantama, karosus. Na, kokie pagrindiniai pastebėjimai? Pirmas pastebėjimas, tai kad jaukinimas tikrai yra pavasarį būtinas, kad ir nedidelėse upėse, nes žuvis yra migruojanti ir jos sustoja tik tose vietose, kur yra ramiau ir kur yra bent kažkiek tai maisto. Taigi mes maistą jiems jauką pateikėme į ramią vietelę, kur jisai gražiai po truputį buvo plaunamas link priekrantės zonos ir būtent priekrantės zonoje, kur netokia aktyvi yra srovė, toje vietoje ir susitelkė visos žuvys, ten ir buvo sugauti didžiausi ir gražiausi laimikiai. Ir dar vienas toks pastebėjimas yra, kad aš kažkaip tai anksčiau pavasarį nelabai naudodavau slieką kaip masalą, na, o šiandien Ugnius primiktinai man liepė pasimti sliekų, aš tą padariau ir kaip pastebėjau, tikrai pačios didžiausios kuojos ir karosas sukibo būtent ant slieko. Ir noriu dar visiems žvejams priminti ir atkreipkite tikrai dėmesį į naujus pasirodžiusius Timar Mix jaukus bei jų priedus ir kvapus. Ir Alytaus žvejai visada galite rasti Alytaus Skoto prekybos sistemos parduotuvėje Naujoji gatvė 2B. Ten bus tikrai didelis ir platus šių puikių jaukų asortimentas bei naujovės. Na, o likusieji žvejai ieškokite jaukų savo miesto parduotuvėse. Na, o šiandien laidą baigiame. Iki pasimatymo. Susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Ate!